Sveiki, mano vardas Julija ir jūs esate Julijos sodo kanale. Šiandien šiame video noriu jums parodyti, kaip genėsiu, formuosiu šitos, pamiršau pavadinimą, šitos gluosnius. Tai eksperimentuosiu, nes pati asmeniškai niekada to nedariau. Čia pirkau praeitais metais tokius variantus. Ir mačiau, viena moteris pasakojo, kad dabar iš karto po žydėjimo, aišku, prieš lapelių išsiskleidimą, aš jau šiek tiek vėluoju, bet vis tiek tą padarysiu, reikia patrumpinti šitas šakeles tam, kad galima būtų formuoti gražų kaskadą. Ta aš aiškinau savo keliose video prieš tai kanale, tai kad įdomu pasižiūrėkite, o dabar tuomet bandau parodyti jums, kaip vyksta formavimas. Pradėsime nuo šio medelio, tai kaip ir panašus principas turbūt su hortenzijomis arba su kitais krūmais, tai tam, kad storesnės būtų šakos, tai reikia išgenėti visas plonas, sausas, kas vidų, kas susikryžiuoja. Tai šiuo atveju aš matau, kad šita yra išdžiūvusi, tai aš ją patrumpinu. Tuomet šita kryžiuojasi ir jinai čia ilgai netrukdys. Todėl aš ją kol kas patrumpinsiu. Taip. Tuomet šita šaka jau pradėjo žaliuoti pumpurai, tai aš taip kirpsiu. Ir tuomet čia naujai formuosis naujos šakos, naujas kaskadas. Čia yra dalis išdžiūvusi, bet kol kas nepasieksiu. Taip, čia irgi manau, kad reikėtų taip kirpti ir tuomet dar pabus šitie pumpurai. Čia irgi taip. Tuomet šitą apatinę, matau, visai išdžiūvusi, todėl ją taip patrumpinsiu, nes matau, kad čia, kažkaip ne taip, nes čia yra pumpuras. Šitą, žiūrėkit, kokia kreiva. Ir irgi trukdo jinai čia, todėl taip kaip čia šakos tais ten, kol kas palikim, visada galima vėliau irgi paformuoti. Čia toks įdomus variantas, taip paliksiu taip, šitą keliauja viršų, kol kas paliksiu taip. Čia irgi kol kas paliksiu aukščiau, kad tiesiog neišdžiūtų tie pumpurai. Ir šita irgi kryžiuojasi. To nereikia, šita plona, todėl ją taip formuosiu. Tai va, tai mano manymu visai neblogai gavosi ir eigoje rodysiu, kaip sekasi. Judu prie sekančio medelio. Taip, sekantis krūmas atrodo dabar taip. Ir vėlgi, žiūrima, iš karto matau, priekyje yra ar nušalusi ir išdžiūvusi šaka. Tai aš ją nukirpsiu ir va čia matau, yra pumpuras, šlis. Nauja šaka. Taip, dabar šita ilga, tačiau noriu, kad jų būtų daugiau. Taip, dabar žiūrim iš šitos pusės. Čia irgi nudžiūvusi visiškai pašalinu ir taip patrumpinu. Šita nepabudusi irgi keliauja lauk. Šita ilgesnė. Jos irgi tokios vienos nereikia, todėl noriu paskatinti čia pumpurai
čia vat pumpurų augimą, tai kol kas padarykime taip. Taip, čia visai gražus kaskadas, bet, matote, labai plona šakelė. Todėl aš irgi čia taip patrumpinu. Šitą vat iš vis labai plona ir į vidų auga. Jos nereikia. Taip, čia dabar sausus galiukas reikia gražiau padaryti. Taip, čia irgi kol kas taip, apatinė iššalusi ir šita ilga dalis irgi man tokia viena šaka nereikalinga. Aš noriu, kad čia būtų vešliau šitoj pusėj, todėl kol kas formuosiu taip, paliksiu ilgesnį, nes gal šalnos dar ateis. Na va, taip atrodo medelis antras. Na, žiūrim, kaip toliau. Na, o čia yra tas trečiasis medelis. Tai kaip ir su pirmais dviem, na, čia vat iš karto pašalinu, kurios yra šakos arba sušalusios, arba šiaip išdžiūvusios, kad jos čia nesitrukdytų. Čia irgi vangaliukas šalės, čia kol kas miegantis pumpurai. Tai aš kol kas taip paliksiu. Dabar šitą šaką, matote, plona šaka ir davė kitą ploną šaką. Tai šią variantą trumpinu taip. Tas pats ir čia, net matote, jinai pažeista. Tai kol kas taip. Taip, žiūrim dabar šitą šoną. Taip, kaip atrodo šitas šonas. Na, iš karto matau šitą šaką. Visiškai išdžiūvusi ją pašalinu. Taip. Taip. Dabar šita storesnė, bet aš noriu, kad ji daugiau, kad čia daugiau pabūstų tų pumpurų, tai kol kas paliksiu, taip ją patrumpinsiu. Taip, dabar šita dalis, va, matote, irgi labai plona. Ja iš vis panaikinu. Šią patrumpinu. Ir šią irgi ploną šaką. Kol kas taip patrumpinu. Ir dabar taip, žiūrim, kas čia liko. Taigi, gan plonos šakos. Ir jos kreivos, vadinasi. Duodam daugiau jėgų tiem pumpuram. Ir trumpai taip reikia atgalėti. Va čia, matot, yra naujai pabudęs pumpuras. Ir šitą labai tokia neaiškiai auganti, tai taip mes padarysim. Ir čia vat buvo pumpurai, jų dabar nėra, matau iš šono, bet vis tiek bandau trumpinti. Kaip dabar ar gerai aš čia padariau dėl šitų. Na, kadangi pirmą kartą formuoju, tai pasižiūrėkim, kas iš to gausis, jeigu paliksiu taip, kaip yra dabar. Ir tada vasarą ir rudenį parodysiu, koks rezultatas.